Sveiki, aš esu Eimantas ir esu šiandien šventėje Bėk žirgeli bėk. Tai vienintelį kartą esu buvęs, kai man buvo 15 metų, pamenu, nusipirkau tokį mėlynai balto molio puodelį su savo vardu ir juodai baltą apyrankę, kurią saugojau jau labai ilgai. Tikiu, kad tokių puodelių absoliučiai kiekvienas turi. Na, o šiandien grįžau čia po daugybės metų, pasižiūrėsiu šventę kitomis akimis. Stoviu prie pat teritorijos atidarimo, prie pat pagrindinių vartų ir mane iš karto pasitinka du iš medžio padaryti arkliai, tokios arklių skulptūros. Tai yra kaip simbolis, jog sveiki atvykę į Arklio muziejų. Pačioje renginio teritorijoje yra informaciniai stendai, ką mes čia galima pamatyti. Mane pasitinka labai gražiai išpuoselėta aplinka, etnografinės sodybos ir taip pat lenta su visa šios dienos programa. Nes kiekvienoj iš šių sodybų vyks įvairūs užsiėmimai, edukacijos. O tie, kas norės paklausyti muzikos, liaudiškos muzikos, bus ir to galima padaryti. Šiame muziejuje mes galime pamatyti ne tik žirgus, su jais susijusius dalykus, ne tik pamatyti visą veiklą susijusią su žirgais, bet taip pat pamatyti autentiškų aukštaitiškų sodybų, kaip matote, yra už mano nugaros. Tai yra tipinė aukštaitiška sodyba, pirkia, kurioje gyveno žmonės. Vienoje iš jų yra įsikūręs restoranas, taip pat galime prisėsti lauke, prisėsti viduje, ten, kur jums patinka. Taip pat muziejaus erdvės yra pritaikytos taip ir šeimyniniam poilsiui. Už mano nugaros matote daugybę padarytą iš medžio su arklių tema susijusių supynių, pramogų vaikams, kad jiems irgi netektų čia nuobodžiauti, o tėveliai turėtų progą atsipūsti. O už mano nugaros mažoji kalviai vyksta edukacija, pakurta žaizdras, yra parodoma, kaip atsiranda pasagos ir kiti metalo dirbiniai, kurie buvo naudojami lietuvių. O kitoje sodyboje už mano nugaros jūs galite pamatyti įrengtą kliūčių ruožą, kur gali įveikti pats mažiausias ir pats didžiausias šio renginio dalyvis. Štai toks kliūčių ruožas po visą teritoriją. Gal ir mes pamėginkim pereiti visą kliūčių ruožą. Šioje sodyboje vyksta edukacija žirgas žmogaus gyvenime. Birželio 7 dieną. Tai iš tikrųjų žemaitukai lietuvių gyvenime užėmė labai svarbią vietą. Ir šioje sodyboje pasakoja apie žemaitukus, apie žemės ūkio darbus su arkliais, arklių kaustimas, kaip vykdavo seniau arklių kaustimas, kaip vyksta dabar, skaidrinių stogo dengimo amato pristatymas bei rimorystė ir žirgai Marijos Primičenko kūryboje. Kadangi Lietuva ir Ukraina turi šiandien jubiliejinius metus, nes yra 25-metis viso bendradarbiavimo, tai ukrainiečiai irgi pristato savo kultūrą, dirbinius šiame kiemelyje. Folk Museum of Ukraine. So what are you presenting? This is your culture? This is Ukrainian culture, folk. yeah? Yes. Okay. Workshops. This is workshop, yeah? Yes, yes. So It's free. this is national clothes, yeah? Yes. So Вишиванка. what's called? Вишиванка. Vyshivanka? Вишиванка. Oh, sounds good. Very beautiful. This is horse, like Ukrainian style. Shopping bags from Ukraine. Yes. This print. Beautiful. Вибійка. Print. Вибійка. Oh, what is it? Вибійка. Print. What does it mean? Print. Bibing. Вибійка. It's print. Yeah. It's paint. Okay. Taip pat šiame klojime galite susipažinti su senovinė lietuvių žemės ūkio technika, su sėjamosiom, su linų paruošimo mašinom ir tai, kas buvo naudojama žemės ūkyje. Na, o lauke jau yra iš metalo, kiek vėlesnės
kiek vėlesnio laikmečio padargai, kuriuos aš ir pats atsimenu iš vaikystės. Kaip grėbdavo, pavyzdžiui, žolę su šituo prisikabinę prie arklių. Na ir kiti seni jau surūdiję padargai. Na ir kiek toliau lietuvių kultūroje neatsiejama pirtis, todėl čia radau porą mobilių pirčių, kur pavyzdžiui iš autobusiuko padaryta pirtis, kurioje galima kaitintis. Kur mus kviečiasi, mes atvažiuojam. Pirmiausia, tai yra pirties procedūros, antriausiai tai yra edukacijos. Ir va taip pat Tai prisidedam. kaip sakant, pirtis ant rato, ne? O jūs keliaujat po Lietuvą ar ir teko ir į užsienį? Kol kas Lietuvoje. Tai Lietuvoje. Tai parodot pilną edukaciją, pilną programą pirties. Kiekvienoje pirtyje dirba bent po 2 profesionalius pirtininkus, kiekvienas profesionalus pirtininkas turi savo programą. Kiekvieno užėjimo metu unikali programa yra. Supratau, tai kai kas nori, gali jūs užsisakyti, ne? Ir atvažiuosit į bet kokią Lietuvos vietą, taip? Taip, į miesto šventes gali pasikviesti. Gali šiaip, bet į Į tokius... privatų renginį, ne? Privatų, bet vėlgi, tai yra, matot, kaštai irgi yra tam tikri, ne? Turi būti ir padengti, ir šiek tiek dėl kitų dalykų užsidirbama. Tai, Suprantama. tai va toks va, bet... Aš pirmą kartą tokį dalyką girdžiu, dėl to ir man susidomėjau jo. Pabandykit, pajauskit, kito kelio nėra. Pasižiūrėti yra viena, pabandyti ir pajausti tą visą magiją, kurią sukuria pirtininkas. Tuo labiau, kad anykščiai turi dūminę pirtį nustavę. Tai Anykščiai netgi turi dūminę pirtį. Jie čia pastoviai veikianti? Aš nežinau, bet dabar yra paruošta specialiai šitam renginiui. Ten dirba irgi 2 pirtininkai, kurie moka su dūminė pirtim dirbti. Supratau. Ačiū Jums už... Matau, daug supranta, tai papasakoj. Suvalkietis kibirą gražino. Malonu, Suvalkietis gražino mūsų kibirą. Ačiū labai. Gal aš prisistatysiu, esam mėgėjiškos pirties Kuršėnų garo klubo nariai, atstovas. Apie dūminę pirtį labai trumpai. Mes savo rajone, tai gal net nelabai ir turim tokios pirties, arba aš jos tiesiog nežinau. Tačiau va čia, Niūronyse, šitoj žirgų šventėj, turim savo arsenalę dūminę pirtį. Papirtinti, palepinti ateinančius šitą pirtimį. Nuo seno yra žinoma ir įrodyta, kad dūminė pirtis teisingai iškūrenta, laiku nuplikyti, kaip sakant, akmenis, visi suodžiai, jinai sterilumui prilygsta operaciniai. Visiems žinoma turbūt, o jeigu nežinoma, tai dabar pasakysiu, kad vykdavo, tai pirty visas veiksmas ir vykdavo toj dūminiai pirty. Tai ar tai gimdymas, ar tai galbūt kokią biškį pasitvarkyti žaizdas, ar kažką pasigydyti. Ir išrūkydavo mėsą ir kas reikalinga, judesy būdavo. O dabar dar mes turim pasidžiaugti tokiais išlikusiais, tokiais autentiškais pastatais naudojimui pirtise. Na ir kaipgi bet koks renginys neapsiejamas be mūgių, tai mūgėje galima įsigyti nuo medinių šaukštų iki pačių skaniausių dalykų ar netgi paslaugų prekių, kuriuos pristato nauji gamintojai ir pardavėjai. Šiaip labai smagu, kad Anykščių rajono savivaldybė iš karto tik atvykusi mūgę pristato išvykimo krepšius. Galima rasti lankstinukus, kas yra būtina, jeigu reikėtų susidėti išvykimo krepšį. Aš būtinai paimsiu, nors aš pats esu tarnavęs kariuomeniai ir nieko naujo man nereikia sužinoti, tačiau kiekvienam civiliui būtina žinoti. Tai jo, tai yra labai geras dalykas, tai yra sąrašas, ko reikėtų susidėti išvykimo krepšį, kad, kaip sakant, pirmos 72 valandos būtų svarbiausias. Tai galima įsigyti vietinių gamintojų alaus, kur paprastai parduotuviai neįsigysi. Tai alaus, gira, viskas, ko reikia, kepta duona, riestainiai, ledai. Taip pat už mano nugaros va čia mūgėje radau šiemet verslininkų naujieną, pamėgtą Lietuvoje, tiesiog lietuviškos braškės šokolade. Arba skanios ispaniškos čiūros. O gal jums reikalinga barsuko tepalas? Čia galite įsigyti barsuko tepalą. Ar mūgės neįsivaizduojate be pinto krepšio? Čia galite Dusetų amatų centre rasti savo krepšį. Taip pat molio dirbiniai, taip pat vilnos gaminiai ir visas kitas rankų darbas.
Taip pat, jeigu išalkai mūgiai, galima rasti ir tradicinio lietuviško maisto, kopūstų, dešrelių, bulvių. Tai jo, mūgiam būdingas maistas. Jeigu išalksite, būtinai užsukite čia. Taip pat, kaipgi mūgėje, visada mėgstu paragauti vietinių gamintojų gyros. Esu didelis gyros apskritai fanas, tai radau Klausučių Jurbarko rajono gamintojų gyrą ir paragausim. Mažai gazuota, tokia lengva, šalta. Tikras mūgės gėrimas. Skanaus man, skanaus jum. Tokia ta šventė Bėk žirgeli bėk. Jeigu pažiūrėjot visą video iki galo, paspauskit like, paspauskit subscribe mygtuką ir susitiksim kitose video. Čia buvo Imantas. Ate.